Kiekvienas iš mūsų esantis šiame pasaulyje bando tarsi suprasti savo gyvenimo prasmę, apskritai savo egzistavimo prasmę. Ir žinoma, kyla klausimas, kaip aš čia atsidūriau? Kodėl aš esu įrašytas į šį istorinį procesą? Na ir kas bus toliau? Įstojau į institutą, į istorijos fakultetą. Aš studijavau istoriją, daugiausia specializavausi, kaip čia pasakius, Romos imperijos žlugimo istorijoje. Štai žlugimo laikotarpis, tai, tarkim, 5 amžius ir maždaug viskas baigėsi aukštaisiais viduramžiais. Tai yra 13–14 amžius. Šis laikotarpis mane ir domino. Na, be to, jis toks romantiškas. Ten riteriai, drakonai. Žinoma, kiek tai tikra, tai jau atskira kalba. Bet tuo laikotarpiu, tame amžiuje, mane tai domino. Vadinasi, pagal išsilavinimą esate istorikas, bet vis dėlto dabar stipriai kritikuojate oficialią istoriją. Kas atsitiko, kodėl? Kas jums nutiko? Juk oficialūs istorikai juk nekritikuoja istorijos, o jūs, galima sakyti, perėjote į kitą pusę. Na, kaip pasakyti. Istorijoje yra labai daug problemų, kurių istorikai nenori liesti, nenori aptarinėti. Manau, tai susiję su tam tikra sistema, kuri buvo sukurta virš pačios istorijos. Štai. Kaip ir moksle, yra tam tikros dogmos, kurios buvo suformuluotos. Ir jokių būdų neturite teisės kritikuoti tų dogmų. Nes, žinoma, jei tai padarysite, jūsų karjera kaip istoriko iškart baigsis. Štai. Ir savaime suprantama, reikia eiti oficialiosios istorijos keliu. Žinoma, jei atvirai, ten yra daug protingų dalykų, daug ką žmonės sugalvojo ir daug kas buvo parašyta. Bet yra labai daug elementų, kurie tiesiog nesusijungia tarpusavyje. Yra tam tikros teorijos istorijoje, kurios nėra ginčijamos, jas ginčyti draudžiama. Ir visi žmonės, kurie pradeda su tuo ginčytis, jie iškart išmetami iš istorikų tarpo. Ir savaime suprantama, jie nėra publikuojami. Štai taip. Tačiau, žinoma, daugelis šių klausimų yra labai įdomus. Ir jei norite jais užsiimti, jūs negalite to daryti oficialioje istorijoje, tai tiesiog neįmanoma. Puikų pavyzdį galiu jums pateikti apie visą tai. Jis visiems žinomas. Yra toks, tiksliau buvo, nuostabus istorikas Toras Heyerdalas. Jis buvo populiarus Rusijoje, buvo populiarus vakaruose, parašė daug knygų ir labai daug atrado to, ko, tarkime, tradicinė istorija negalėjo atskleisti. Na, pavyzdžiui, salų apgyvendinimas, tarkime, Velykų salos ir kitų Polinezijos salų apgyvendinimas iš Pietų Amerikos žemyno. Jis tai padarė eksperimentiniu būdu. Taip pat jis tikrino teoriją apie Atlanto vandenyno perplaukimą papirusinėmis valtimis ir tai taip pat iš esmės darė pats. Ir apskritai jis buvo, na, kaip numylėtinis. Iki to momento, kol jis neiškėlė teorijos kurią vadino Odino paieškos. Šioje teorijoje tai tarsi, na, ne knyga, o tarsi surinkti klausimai. Jis bandė įrodyti, kad jog iš esmės skandinavų civilizacija atėjo iš Azovo jūros regiono, na, Mariupolis, ten Azovas, Rostovas prie Dono. Būtent iš tos teritorijos. Ir tada visa mokslinė bendruomenė puolė jį, faktiškai jį kaip žmogų sudegino, jo darbą diskreditavo ir iki šiol, aš tikrinau visai neseniai, ši teorija toliau neplėtojama, niekas jos netyrinėja. Ir net visi bijo ją liesti. Štai taip. Bet teorija labai įdomi. Ir štai būtent šis elitarinis nusiteikimas man nepatinka. Ir tarsi. Neįmanoma tirti istorijos, nes gali ją tyrinėti tik tomis kryptimis, kuriomis tau leidžiama eiti. O jei randi kažką ne to, tave iškart nukerpa ir viskas, tavo karjera baigta. Tai yra, jūs norite turėti laisvą paiešką istorijoje, bet pasirodo, kad veiklos laukas yra gana stipriai apribotas.
Jis apribotas, taip. Ir žinote, tai jau toks, sakyčiau, socialinis klausimas. Kas jį apriboja? Kas apskritai yra istorikai? Kaip žmonės? Ar žinote, kodėl, pavyzdžiui, žmogus tampa istorijos profesoriumi? Kaip manote, kokia jūsų nuomonė? Tikriausiai tas žmogus mėgsta praeitį, jam įdomu, kas ten buvo anksčiau ir todėl jis pasirenka šią sritį. Na, iš dalies taip. Bet apskritai žmonės, kurie tai nėra visi, yra puikių istorijos profesorių, yra tikrų ekspertų. Bet apskritai, istorikai savo, sakykime, šitoje biurokratinėje antstatoje iš esmės yra infantiliški žmonės, nes kaip kitaip tai pavadinti? Amžini studentai. Tai žmonės, kurie visą savo gyvenimą praleido, nuo darželio į mokyklą, iš mokyklos į institutą, ten darė bakalaurą, magistrą, gavo kažkokius sertifikatus, paskui rašė daktaro disertacijas. Ir sulaukė kokių 40 jie jau pasiekė lygį, kai tampa profesoriumi. Ir žinote, beje, labai įdomu stebėti profesorių konferencijas. Šie žmonės, jie visada kažką murma, kažką ten, MHM. Ir štai didelė problema ta, kad jie nuolat cituoja kažką. Tai yra, jie negali kalbėti laisvai savo vardu, jie visada turi turėti citatų. Istorijoje tai, kaip ir bet kurioje mokslo srityje, tarkim, fizikoje yra, pavyzdžiui, Einšteinas. Ten Einšteinas pasakė tą, Newtonas pasakė aną. Istorijoje yra savų šviesulių. Tai, tarkim, kronika, pavyzdžiui, ten bėda Džefris Momutietis, Amienas Marcelinas Gildas. Rusijos istorijoje tai nestoros laiko metraščių pasakojimas, dar kokie nors karamzinai ir panašiai ir taip toliau. Tai yra, istorijos profesoriai tiesiog neišsako savo nuomonės, jie tarsi cituoja kitus ir taip gaunasi. Aš į tai bandžiau žiūrėti iš filosofinės pusės. Tai yra, kas čia blogo? Žmonės tarsi dirba, gauna atlyginimą, jie tikriausiai turi šeimas. Tai kažkaip reikia, pragyventi. Štai, bet daugumai šių žmonių, kaip man atrodo, jiems nepatinka tai, kuo jie užsiima. Bet jie tuo užsiima, nes negali užsiimti niekuo kitu. Ir tarsi juos ta istorinė, biurokratinė universiteto sistema įspraudė į tam tikrus rėmus. Ir jie rašo savo publikacijas. Istorija juk, štai pažiūrėkite, istorija šiek tiek skiriasi nuo mokslų, kalbant apie publikacijas. Juk moksle, kaip būna, ten vis tiek vyksta kažkokie eksperimentai, kažkas atrandama, bet tai smulkmenos. Pavyzdžiui, elektronas juda 30 laipsnių į tą pusę, ir jau apie tai galima rašyti straipsnį. O apie ką rašyti istorijoje? Juk visi dokumentai jau seniai surasti, iš esmės nieko naujo niekas neberanda. Kartais kažką ir randa, bet paskui paaiškėja, kad tai klastotė. Štai ir istorijos profesoriai, jie daugiausia užsiima, štai šios srities šviesuliai vertimais. Tai yra paimamas senas tekstas ir pavyzdžiui žiūrima, kokie vertimai egzistuoja. Tada jie tai iš naujo savaip išverčia ir sako, žinote, čia keli žodžiai buvo išversti neteisingai, todėl šio teksto prasmė šiek tiek kitokia. Bet paties teksto esmė nesikeičia, tiesiog, tokios smulkmenos, ir tai neįdomu, tai nuobodu, ir čia, jau nėra apie ką kalbėti. Tai yra, ši sistema iš pradžių taip sukurta, kad joje iš esmės nėra kuo užsiimti, jei gerai pagalvotume. Viskas jau parašyta, viskas jau atskleista, viskas jau tarsi sudėliota į lentynėlės, ar ne? Istorija yra kuo užsiimti, yra daug kuo užsiimti, bet tai uždraustas temos. Ir kaip aš sakiau, daviau pavyzdį su Tūru Hejerdalu, jei jūs ten einate, jūs pašalina. Yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, pats žymiausias alternatyvistas, istorikas Šiaurės Amerikoje, Grahamas Hancockas. Tas pats.
Tai yra žmogus, jis turi savo teorijų, vėlgi istorijos interpretacijų ir jį nuolat kritikuoja visi archeologai ir istorikai. Tai yra, sako, kad jis kvailas, jis rasistas, beje, tai Amerikoje populiaru. Jeigu ką nors pavadinsite rasistu, jūsų karjera taip pat gali baigtis. Tai yra, jis turi teoriją, kad, Pietų Ameriką įkūrė ne indėnai, o galbūt kažkas atplaukė, bet jį iškart apkaltina. Tu rasistas, nes atimi iš indėnų jų gimimo vietos ir pasiekimų teisės. Ir viskas. Štai maždaug taip viskas ir veikia. Vėlgi, pavyzdžių yra labai daug. Aš irgi savo asmeninėme gyvenime su tuo susidūriau, tokia smulkesnė forma. Man kurį laiką buvo įdomus klausimas apie tuos požeminius, žinote, požeminius miestus, kur jie yra Turkijoje. Ten jie yra tarsi skruzdėlynai po žemę. Ir kaip ir niekas nežino, kas tai yra. Oficiali istorija teigia, kad šie miestai buvo pastatyti tam, kad ten galėtų pasislėpti žmonės, kurie, pavyzdžiui, artėja priešo armija, pamato šią armiją ir iš karto, pasislepia šiame požeminėme mieste, uždaro duris ir viskas. Puiku. Esu priešo vietoje, einu prie ventiliacijos angų, įmetu ten degančio šiaudo ar kažko kito ir taip jie pradeda lysti iš po žemės. Žvelgiant vien iš karinės pusės, taip, tai absoliuti kvailystė. Tai reiškia, kad negalite pasislėpti. Šitas. Tai visiška nesąmonė. Taip, žinai, tau net nereikia mesti šiaudo. Nors tikriausiai bus greičiau, jei tai padarysite. Juk tiesiog įmanoma visus šiuos praėjimus užblokuoti ir... pagalvok pats, pavyzdžiui, kažkas sėdi po žemę. Kiek ten laiko? 5000 žmonių, ar ne? Taip. Tai yra, visiems šiems žmonėms reikia maisto. Visiems šiems žmonėms juk irgi kažkur reikia atlikti gamtinius reikalus. Kažkas susirgo, kažkam dar kas nors nutiko, patys suprantate, ar ne? Tai yra, po kelių dienų tie žmonės, kurie sėdi po žemę, tose miestuose, iš kurių faktiškai nėra išėjimo, jie tiesiog pradės skęsti. Atleiskite už išsireiškimą savo pačių šūdę. Štai taip. Ir iš karto prasidės infekcijos. Ir, kaip sakant, tai yra visiškas absurdas. Tai yra, logiškai žiūrint, tai visiškai neturi jokio pagrindo. Yra tokie forumai, kuriuose dalyvauja istorijos profesoriai, archeologai ir jie diskutuoja šiomis temomis. Ši tema iškilo, aš kažkaip ten užsukau, pradėjau komentuoti ir iš esmės pasakiau tai, apie ką tik kalbėjome, kad čia kažkas nesutampa. Šie miestai tikriausiai buvo skirti kažkam kitam. Ir žinote, ten atsakymai buvo gana griežti. Ir, aš, pavyzdžiui, pasakiau, įsivaizduokime, kad ateina šie žmonės, kiek maisto jie gali pasiimti su savimi. Ir vanduo. Ir iš karto atsiranda kažkoks ir vanduo, taip. Ir tuoj pat kažkoks archeologijos profesorius man pasakė, kad žinai, istorijoje niekada negali įsivaizduoti. Čia nėra jokios diskusijos. Tai yra, žmonės tiesiog nenori žiūrėti į elementarią logiką, į elementarius faktus ir net nenori jų aptarinėti. Tai toks mažas pavyzdys. Bet būtent tokia situacija yra istorinėje, bendruomenėje. Ką padarysi? Taip ir yra. Tai yra, jeigu norite vėlgi studijuoti istoriją, ten, kur mus domina šis klausimas, tai akademiniuose sluoksniuose to padaryti ypač nepavyks. Gaunasi taip, kad istorija yra labai griežtai reglamentuota. Yra tam tikros nuomonės, dogmos, kurių negalima ginčyti ir kurių reikia laikytis. Štai, iš esmės, šis pastatas, toks sisteminis mokslo, istorijos pastatas, jis buvo pastatytas jau, tikriausiai kažkur XX amžiuje, pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, ir nuo to laiko jis nesikeičia, ar ne? Man tiesiog buvo įdomu, štai pavyzdžiui, turiu dokumentą, neatsimenu, ką žiūrėjau, man atrodo, žiūrėjau darbus. Pirmas dalykas, kurį žiūrėjau, buvo Šventojo Augustino Hiponiečio darbai. Tai tas, kuris parašė Dievo miestą, jo žymiausias kūrinys. Štai, ir
apreiškimą. Ir man pasidarė įdomu, na gerai, kokius apskritai mes turime pačius seniausius manna rankraščius. Nes jis, kaip sakant, rašė, tarkim, istoriškai oficialiai šis žmogus gyveno 5 amžiuje, štai. O kaipgi, ar nuo 5 amžiaus iš viso liko kokių nors dokumentų? Na, pasirodo, jie nepasiliko. Tai yra, ten yra dokumentų, jie datuojami, žinote, X amžiumi. Puiku. O kada šie dokumentai buvo rasti? Čia jie datuojami X amžiumi. O kada jie buvo rasti? Ir pasirodo, kad dauguma šių istorinių chronologijų buvo rastos XX amžiaus viduryje, kaip teisingai pastebėjote. Tai yra, istorija ir jų radimas visada vienodi. Tai kažkokia Konstantinopolio ar Prancūzijos ar Ispanijos ar Italijos biblioteka kažkas naršė archyve ir štai rado kažkokią seną vienuolių rankraštį. Ir štai ta istorija, skaitykite. Tas pats ir su istoriniais senais žemėlapiais. Tai yra, jie turi žemėlapius, jie datuojami tam tikra data. O kada juos rado? Tai štai vidurys 19 amžiaus. Bet vėlgi, ne visi. Yra dokumentų, kurie, žinoma, yra senesni. Bet koksgi išvada? Kad mes neturime aiškių ir įtikinamų įrodymų apie tos istorijos tikrumą, kuri mums pasakojama. Čia su istorija yra toks reikalas. Istorijos kaip tokios nėra. Yra istorijos interpretacija. Kodėl nėra istorijos? Todėl, kad mes su jumis ten nebuvome. Tai yra, mes nežinome, kas įvyko. Yra tam tikra interpretacija. Ir štai oficialių istorikų interpretacija remiasi, tam tikromis teorijomis, kurias jie suformulavo štai. O tarkime, alternatyvių istorikų interpretacija remiasi kita interpretacija. Taigi gaunasi tokia kova tarp istorijos interpretacijų. Kas iš tikrųjų vyko? Kaip ir, vėlgi, mūsų ten nebuvo, mes negalime tiksliai žinoti. Štai. Ir kas, pavyzdžiui, mokas tvirtins, kad būtent buvo taip, žinoma, tas žmogus turėtų turėti laiko mašiną, nes pagal tai, ką mes dabar turime, tai labai sunku nustatyti ir. Štai čia yra esmė, nes istorikai sako, kad buvo būtent taip. Ir mes tiksliai žinome, kad buvo būtent taip. Ir istorijos vadovėliuose parašyta, kad štai, nebejok, kaip mes tau parašėme, taip ir buvo. Bet tai tik viena iš versijų. O kur kitos versijos? Kodėl jūs laikote teisingą tik vieną versiją? Ir kaip teisingai pastebėjote, juk istorija nuolat keičiasi. Tai yra, mes tai matėme žlugus Rusijos imperijai. Ten sukūrė Sovietų sąjungą, perrašė istoriją, paskui Sovietų sąjunga žlugo, vėl istoriją perrašė. Dabar ją vėl perrašo. Kai kurie istoriniai duomenys Rusijoje keičiasi tiesiog kas 10 metų. Istorijos stebėjimas apskritai nuostabus mokslas. Aš visiems rekomenduočiau ją užsiimti, bet rekomenduočiau taikyti šiek tiek kitokį metodą nei tą, kurį dėsto institute, būtent metodą, štai niekada neužsimkite ten senovės Graikija ar Roma. Tai labai toli ir neaišku, ar tai tiesa. Užsiimkite istoriją vietoje. Kiekviename mieste yra savo istorija, kažkokie seni pastatai, savo paminklai, savo muziejai, kažkokie geologiniai žemėlapiai. Ir štai šių vietų, be to, kad jau esate vietoje, iš šių vietų galite gauti labai daug informacijos. Štai taip. Sujunkite tai su, kaip sakant, logika, su pačiu paprasčiausiu sveiku protu ir visada prisiminkite, kad žmonės iš esmės nesikeitė. Žmonių motyvacija, kuri yra dabar, buvo ir anksčiau. Ir jūs labai daug ką atrasite savo ir, manau, praturtinsite istoriją. Vėlgi, situacija su istorija šiuo metu yra tokia, kokia yra. Bet aš manau, vėlgi, jei susidarys kritinė masė žmonių, kurie pasakys, valas visgi pateikiamas viešumai, kažkas čia ne taip, tai oficiali istorija ims, keistis, sakykime taip. Galbūt ne iki galo, bet štai. Tai yra tiesiog mano rekomendacija, ir štai taip.